Taigi, esu 4 A klasės mokinys Vilius Valantonis ir šiandien pristatysiu krepšinio taisyklės ir jų traktavimą. Tai Trumpai apie krepšinio istoriją. Tai krepšinį kaip žaidimą sugalvojo kanadietis daktaras Džeimsas Neismitas 1891 metais. Šią sporto šaką jis sugalvojo kaip beisbolo ir amerikietiško futbolo žaidėjams, kad jie neprarastų savo fizinės formos žiemos metu. Taigi iš pat pradžių krepšys buvo su kietu dugnu, taigi po kiekvienų taškų reikėdavo kamuolį išimti iš krepšio. Na, o pirmosios varžybos baigėsi tik rezultatu 1-0. Truputis ir krepšinio įdomybių. Krepšinio kamuolys pirmiausia buvo rudas, tačiau atlikus rinkos ir mokslinius tyrimus buvo prieita prie išvados, kad oranžinė spalva bus geriausia pastebima tiek žiūrovų, tiek ir žaidėjų. Iki pat 1929 krepšinis buvo žaidžiamas futbolo kamuoliu. Na, dabar toks dalykas yra neįsivaizduojamas. Krepšinio lanko fone seniau nebuvo medinės lentos, tačiau galiausiai ją teko pritaisyti. Įsismarkavę žiūrovai pernelyg dažnai bandydavo įmesti kamuolį patys ir taip trukdydavo žaidimui. Na, galime įsivaizduoti, kaip tai atrodytų dabar, jeigu 15 000 žmonių arenoje, tarkim Žalgirio arenoje, kiekvienas bandytų įmesti tą krepšį, tai būtų absurdas. 1000 metais dėjimai ir pašokant ir užsikabinant už lanko buvo uždrausti, nes pats lankas buvo tvirtinamas prie lentos ir lenta labai dažnai lūždavo. Krepšinis kaip olimpinė sporto šaka tapo 1936 metais. Tais metais olimpiada vyko Berlyne, Vokietijoje. Taisyklių santrauka. Taigi, FIBA taisyklės yra žaidžiami 4 kėliniai po 10 minučių. Po 2 sužaistų kėlinių yra ilgoji pertrauka, kuri trunka 15 minučių. Tarp kėlinių yra 2 minučių pertraukos. Rungtynių pradžia metamas ginčas dėl kamuolio. Vėliau kiekvieno kėlinio pradžioje kamuolys atiduodamas kiekvienai komandai iš eilės. Taip, pakaitomis. Po 2 kėlinių komandos keičiasi krepšiais. Kiekvieną kartą, kai yra pažeidžiamos krepšinio taisyklės, susižeidžia žaidėjas arba iškyla techninių problemų, yra stabdomas laikas. Laikas vėl toliau paleidžiamas, kai kamuolį išmetus iš už galinės ar šoninės linijos jį pagauna kitas žaidėjas. Štai čia galime matyti krepšinio aikštės matmenis. Krepšinio aikštės matmenys bėgant metams irgi keitėsi, nes keitėsi ir normatyvai, ir pats žaidimo stilius. Tai kadangi FIBA norėjo padaryti ir tokį, kaip galim sakyti, gražesnį ir akį labiau traukiantį žaidimą žmonėms, jie privalėjo keisti ir aikštelės matmenis. Štai galime matyti visus išmatavimus lentos, lanko ir kokiu atstumu yra išsikišusi lenta nuo atramos. Taigi, kalbant apie žaidėjų atributiką, šioje sporto šakoje negalima išsiversti be įvairiausių įtvarų, apsaugų, dantų apsaugų, rankovių ir taip toliau. Čia jau kaip kas pripratęs yra žaisti ir kaip kas ką naudoja. Žaidybinę uniformą sudaro. Tai žaidybinę uniformą sudaro marškinėliai, kurie turi būti vienos dominuojančios spalvos
tiek priekinėje, tiek nugarinėje marškinėlių pusėje. Ir turi būti tokios pačios spalvos kaip ir šortai. Šortai turi būti ne ilgesni kaip iki kelių. Žaidėjai žaidžiantys išvykoje žaidžia su viena spalva, o namuose dažniausiai su kita. Bent jau taip yra visi pripratę. Taigi dabar trumpai apie pagrindines krepšinio taisykles. Tai krepšinis yra žaidžiamas dviejų komandų ir vienu metu aikštelėje būna po 5 žaidėjus. Tai pati krepšinio esmė yra apginti savo krepšį ir užpulti varžovų. O krepšys, į kurį meta komanda, yra varžovų, o kurį gina, yra savas krepšys. Taigi rungtynes laimi tie, kurie pasibaigus žaidimo laikui yra įmetę daugiausiai taškų. Na, o jeigu pagrindiniam laikui baigiantis, abi komandos yra įmetę po tiek pat taškų, yra žaidžiamas pratęsimas, nebent tai yra draugiškos rungtynės. Aikštelės matmenys. Taigi, aikštelės matmenys yra 28 metrų ilgio ir 15 metrų pločio. Kaip ir minėjau, metams bėgant FIBA normatyvai keitėsi ir aikštelės matmenys buvo pastoviai keičiami. Taip pat įdomi kaip ir taisyklė, kurios net nežinojau. Jei virš krepšio aikštės lubos iki jų arba kitos žemiausiai esančios kliūties privalo būti mažiausiai 7 metrai. Na, tikrai esu žaidęs įvairiose salėse ir kur vos virš lentos buvo to atstumo, net nebuvo 3 metrų, tai kamuolys tikrai ne kartą lietė tas lubas. Taigi, kalbant apie teisėjus. Teisėjai dažniausiai būna 2 arba 3 ir dažnai tai priklauso ir nuo rungtynių svarbos, ir nuo lygio, kuriame yra žaidžiama. Taigi, kiek teisėjų 2 ar 3 vadovaus varžyboms sprendžia varžybų organizatoriai. FIBA nutarė taikyti 3 teisėjų teisėjavimo sistemą olimpinėse žaidynėse ir pasaulio čempionatuose. Teisėjaujant 3 reikia naudotis JAV studentų varžybų 3 teisėjų teisėjavimo techniką. Taigi dar pasikartosiu, kad komanda sudaro ne daugiau kaip 12 komandos narių, turinčių leidimą žaisti rungtynėse, kurios trunka 4 kėlinius, o kėlinys po 10 minučių. Tačiau nacionalinėje krepšinio asociacijoje yra žaidžiama 4 kėliniai po 12 minučių. Tinkamumas žaisti priklauso nuo varžybų nuostatų, amžiaus, ūgio limitai ir kita. Na, ūgio limitai gali skambėti kaip ir absurdiškai, bet esu girdėjęs, kad mažesnėse amžiaus grupėse didesnį ūgį turintys vaikinai nėra leidžiami žaisti. Na, nežinau, aš būčiau prieš šią teisę. Taigi teisę žaisti žaidėjas įgyja, kai jo pavardė įrašoma į rungtynių protokolą. Taip, toliau tokios paprastos, tos pačios esminės taisyklės, tik oficialiai parašyta iš kaip krepšinio taisyklių tokio vadovėlio. Štai čia kiekvienose varžybose teisėjas turi vadovautis sveiku protu ir vertinamas žaidėjų galimybės, jų elgesį ir požiūrį į žaidimą. Teisėjas turi stengtis išlaikyti pusiausvyrą visų rungtynių metu, tai yra jausti, ką fiksuoti, o ką galima leisti. Ir čia specialiai esu įdėjęs nuotrauką iš savo žaidimo, kai teisėja tikrai sušvilpė absurdišką tokią baudą, galim pasakyti.
mokėjo kaip suvaldyti visą tą, kad aš negaučiau dar didesnės nuobaudos, kuri pereitų į techninę pražangą. Taigi teisėjo darbas yra tikrai sunkus, na, o mes sėdėdami ant sofos tikrai galime apkalbėti kiekvieną, bet kadangi jeigu reiktų praeiti nors 10 žingsnių jų batais, suprastume, ką tai reiškia. Taigi, kalbant apie rimtesnius nusižengimus, tai yra techninės pražangos arba nesportinė. Taigi, žaidimo taisyklės reikalauja pilno ir geranoriško bendradarbiavimo tarp teisėjų. Jų pagalba ir abiejų komandų narių, įskaitant žaidėjus, trenerius, atsarginius žaidėjus ir lydinčius asmenis. Taigi, nesportinė pražanga tai asmeninis krepšinio taisyklių pažeidimas, teisėjo nuomonę peržengiantis įprastinio taisyklių pažeidimo normas. Tai tiesiog pasakysiu, kad metams bėgant keitėsi ir šių taisyklių traktavimas. Taigi, kaip galim pasakyti taip tarp kabučių, kai nežaidžiame į kamuolį ir tiesiog stabdome žaidėją ar stabdome greitą ataką, tai teisėjas dažniausiai nušvilps nesportinę pražangą. O visokia necenzūrinė leksika ar nepagarbus elgesys su teisėju mums gali kainuoti techninę pražangą. Taigi čia dar kartą kartojamos yra taisyklės, kada fiksuojama pražanga, ar kai žaidėjas taisyklės pažengia 5 kartus, jis turi palikti aikštę, na, ir tiek. O oficialios rungtynių procedūros ir be kurių negalėtų vykti rungtynės. Taigi, rungtynėse privalu, kad būtų sekretoriatas, čia galime matyti puikiai nuotrauką, tai sekretoriatas veda statistiką, fiksuoja rungtynių rezultatą, atakos laiką, jie turi taip pat sekti kamuolio judėjimo kryptį ir taip toliau. Ir jie bendradarbiauja su teisėjais. Štai biškelį yra ir parodyta leidžiamos kontakto kaip ir galimybės tokios. Gynybiniai cilindrai ir taip pat gynėjas negali pažeisti ir puolėjo cilindro, kadangi tai irgi yra traktuojama kaip bauda. Krepšinio technika susideda iš varymo, metimo, pasavimo ir dar daugelio krepšinio atributų, be kurių šis žaidimas tikrai neįsivaizduojamas. Taip pat metam bėgant keičiantis ir žaidimui keitėsi ir tobulėjo visa krepšinio technika. Kamuolio metimas ir varymas, taigi štai ryškiai matome ir nuotrauką, kurioje pats metu į krepšį. Tiesa, mano ta metimo technika nėra tokia ideali, tačiau kiekvienas krepšininkas, norintis kilti karjeros laiptais, dirba ties tuo, kaip ir aš dabar keičiu savo metimo techniką ir visa kita. Na, o kalbant apie patį metimą, jis tikrai yra labai sunkus dalykas. Ir iš mokslinės pusės yra labai daug ko pažinti ir vien apie metimą galėtume kalbėti tikrai labai ilgai. Taigi, kūno padėtis krepšinėje dažniausiai visi krepšininkai stengiasi laikyti savo svorio centrą žemai, kadangi krepšinėje yra reikalingi greiti judesiai, taigi iš žemos kūno padėties yra lengviau pajudėti. Kamuolio perdavimai būna skirtingi, tai čia jau
kaip kas tik moka, taip tas ir duoda. Bet esame sutikę ir savo krepšinio istorijoje Lietuvos fenomenalių pasuotojų, tai vienas iš jų buvo ir pats Sabonis. Trumpai apie žaidėjų roles ir jų pozicijas. Taigi, žaidėjas privalo gerai mokėti varyti kamuolį, labai svarbu sustatinėti žaidėjus kitus, savo komandos draugus į tam tikras vietas, kad vyktų derinys. Ir asmeniškai man treneris yra sakęs, kad jei tu įžeidinėji, tu turi būt kaip treneris aikštelėje. O čia matome išvardintus kelis dalykus, kurie yra svarbus žaidėjams. Toliau būtų atakuojantis gynėjas. Tai antras numeris. Jis paprastai yra ir turi būti geras metikas. Taip pat turi karts nuo karto nuimti krūvį nuo įžaidėjo, jam padėti prisvaryti aikštę, na ir taip toliau. Čia taip pat turime sąrašą dalykų, kuriuos atakuojantis gynėjas turi gerai mokėti daryti. Ir kaip ir sakiau, 6 punktas mums parodo, kad turi turėti tikrai gerą pataikymo procentą. Vidurio puolėjas arba centras tai yra antras svarbiausias komandos žaidėjas. Centras ir įžaidėjas tai turi veikti kaip laikrodukas, turi vienas kitą labai gerai jausti ir kuo jiems tai geriau pavyksta, tuo geriau sekasi ir pačiai komandai ir tuo maloniau tas krepšinis žaidžiasi. Sunkusis puolėjas tai yra 4 numeris. Na, jis atlieka panašią funkciją kaip ir centras, tik kartais į savo arsenalą įtraukia ir tolimus metimus, bet taip pat lipa ant lentos, kovoja dėl kamuolių, stato užtvaras. Taigi vat, galime dar pamatyti iš nuotraukos, kaip atrodo grubi pražanga. Dar vienas neatsiejamas krepšinio dalykas, tai kuris yra traktuojamas kaip klaida, tai yra kamuolio nešimas ar žingsniai. Taigi, iš savo asmeninės patirties galiu pasakyti, kad ne visi teisėjai yra tiek patyrę ar matę tiek judesių ir kartais jie tiesiog sušvilpia žingsnius, kurių tikrai nebūna. Bet treniruojasi žaidėjai, taigi treniruotis reikia ir teisėjams. Šiuolaikiniame krepšinyje yra labai paplitęs dalykas kaip flop arba fake. Tai tiesiog yra baudos pardavimas. Bent jau man taip treneris aiškino, sakė, tu turi mokėti parduoti pražangą. Tai jeigu yra gaunama kokio kontakto, žaidėjas kartais panaudoja savo teatrališkus sugebėjimus ir parodo teisėjui, kad jį pastūmė, jį prilaikė ir taip taip uždirba savo gynėjų pražangą ir kartais tai gali išvesti komandą į priekį. Taigi, tiek būtų apie krepšinio taisykles. Ačiū už dėmesį.